Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video kalbėsiu apie konstrukcinio rėmo kiekių lenteles. Tai tam tikri niuansai, šiokie tokie skirtumai. Paimam, susikuriam kiekių lentelę, dešinį klavišą, schedule quantities, pasirenkam structural framing kategoriją, konstrukcinis rėmo elementai ir susirandam parametrus, kuriuos norim turėti kiekių lentelėje, tai tarkim pozicijos numeris ir tada apie ką noriu būtent pakalbėti, tai apie ilgį. Tai jeigu pasirinksite length, tai turėkite omeny, kad šitie elementai jos turi cut length parametrą. Ir jeigu jį kelsiu, pasižiūrėkim skirtumą, šiek tiek parūšiuokime pagal pozicijos numerį, kad aiškiau matytųsi ir paslenkam kiekių lentelę šiek tiek į šoną, kad matyt, kas čia yra rodoma. Tai va, tai pjūvėje turiu santuros elementus, structural framing kategoriją, ir šitas elementas, pavyzdžiui, pozicija 2 pažymėtas. Tai pozicija 2, matote, yra length parametras ir cut length, jie yra skirtingi. Ir čia pažymėjau matmenis, kas tai yra. Tai, pavyzdžiui, pažymėjau šitą structural framing. Tai matote, nuo pradžios taško iki pabaigos taško, šitie mėlyni taškiukai, pradžios pabaigos taškai, yra 3, 1, 5, 6. Tai ir yra šitas length parametras. O tikrasis geometrinis ilgis, čia užsibrėžiau tokią liniją, nuo pat kampo iki kito, kad galėčiau uždėti matmenį, yra 3,0, 3,0. Tai čia vat ir yra cut length reikšmė. Tai aišku, mes tą patį matome ir pažymėję elementą properties lange, savybių lange, length, ar ne, ir cut length, skirtingos vertės. Tai čia yra į kiekius reikėtų traukti cut length, taip, nes tai būtų jau paties elemento ilgis, o length yra tik tai šitų nubrėžtų taškų atstumas tarp pradžios ir pabaigos taškų. Kitas dalykas, man reikia masės elementų pleninių, tai grįžtam į kiekių lentelę vėl, fields, ir masės tokio kaip parametrų kaip ir nėra. Tai galima dabar rasti tokius parametrus kaip exact weight, tada yra weight ir dar mes galime patys susiskaičiuoti svorį, todėl kad exact weight ir weight parametrai jie rodo vertės tada, kai mes pradedam naudoti steel įrankius, o jeigu mes kitais būdais apipjaunam elementus arba nenaudojam steel įrankių, tada šitos vertės mums neparodo masės elementų. Todėl įkelsiu tūrio parametrą ir tiesiog apskaičiuosiu masę. Tai sijos masė kilogramais parašysiu, ar ne, skaičius ir paimsim parametrą volume, padalinu jį iš vieneto ir padauginu iš 7850, tai yra metalo masės kubinio metro, ir dalinu iš vieneto tam, kad dimensijas panaikinčiau. Tai spaudžiu OK. Jeigu paredaguosiu, matysit, Revitas pats pridėjo kubinį metrą, tai kad panaikinti dimensijas čia ir padalinam iš kubinio metro svorio. Tai OK, spaudžiam OK. Ir matome, tarkim, poziciją 2. Ar ne, dabar turiu masę, šiaip weight rodo, tačiau nerodo exact weight vertės ir weight tai būtų pagal sijos ilgį visą. Ir kodėl skiriasi šitos vertės, tai todėl, kad jos skirtingai skaičiuojasi. Gal panagrinėsim šitą atvejį, kur konkrečiai nubrėžiau 1 metrą, ne? Tai šitas elementas, kai šeimą įsikėliau, edit type, jeigu padarysiu, tai yra čia nominal weight, yra 1 tiesinio metro masė, ne? Kiek kilogramų 1 tiesinis metras. Tai paėmus poziciją 3, gal šiek tiek paslinksiu. Tai sumažinsim šitus lokelius, kad geriau matytųsi. Ir vienu žodžiu, dabar 3 pozicija, ne? Tai 922. Teisinga kaip ir masė, šitas elementas sukurtas tiesiog nubrėžtas, o šitas yra panaudojant steel,
tai pozicija 3.1 ir jau mes turime exact weight. Ir kodėl nesutampa? Taip yra todėl, kad exact weight yra įtakojamas medžiagos. Tai pavyzdžiui, pažymėsiu šitą elementą, ne? Ir dabar, jeigu nueisiu šitos medžiagos savybės, matysite, kad jinai kažkodėl turi 9 tonas į kubinį metrą uždėta. Tai tiesiog galim priskirti kitą medžiagą. Aš esu jau sukūręs medžiagą, kurios tankis yra toks. Ir jeigu aš ją priskirsiu, tai matysit, kad exact weight pasikeitė. Kodėl tas weight rodo mažesnę vertę, negaliu pasakyti, nes realiai elemento ilgis yra metras. Ir kodėl weight yra mažesnis negu exact weight, nežinau. Taip pat toks keistas dalykas atsitinka iš tikrųjų, jeigu šiek tiek formatuosiu, tarkim, tūrį šito elemento, ar ne, kad pasižiūrėti, tarkim, įvesiu daugiau nulių, tikslesnę vertę. Tai toks keistas dalykas atsitinka, kad panaudojus till komandas, tūris padidėjo elemento, tai matote metras elementos, tūris 1216, ne? O kai paprastas be till elementas, tai jo tūris yra mažesnis ir tada atitinka mano apskaičiuota vertė, kurią naudodavau lig šiol, o šita yra didesnė. Tai apitiksliai čia 3%. Realiai turiu teoriją, kodėl čia toks tūris atsirado. Manau, kad tiesiog nesutvarkyta Revito paskutinė laida, kurią aš naudoju. Tai yra instaliavau vakar paskutinę Revit 2025.3 versiją, jo tą tarpinę. Ir vienu žodžiu, jinai šiuo metu taip veikia, kad priklauso nuo medžiagos ir elemento formos. Ir vienu žodžiu gauname tą masę, ne? Tačiau tokią naudodavau visą laiką projektuose anksčiau. Apskaičiuota vertė, kadangi, kaip sakiau, still įrankių aš nenaudoju. Vienas dalykas, nedirbu su metalo projektais, kitas dalykas, apskritai metalas iki gamyklinių brėžinių Revite sunkiai padaromas. Tai mano nuomonė, mano patirtim. Tai persijungsiu šiek tiek dabar į ankstesnę Revit versiją, 2023. Ir čia turiu lygiai tokius du elementus padaręs ir apskaičiuota masė irgi. Tačiau šį kartą matote, kad masė net ir paprasto elemento yra neteisinga, 9546. Tai reikia irgi žiūrėti pagal Revito versiją. Kodėl jinai yra 9546? Todėl, kad tūris, kai apskaičiuojamas, kai aš padauginau tūrį, šita parametro vertė, tūris, kaip aš suprantu, jinai atkeliauja iš šeimos tūrio, kuris yra nustatytas, kad bus matomas prie medium detalumo lygio. Tai čia apie ankstesnę versiją kalbant, ne? Tai čia toks sudėtingas ir keistas dalykas, kadangi šitos šeimos yra sukurtos tokiu būdu, kad yra 2 kūnai viduje šeimos, vienas skirtas detaliam matomumui, o kitas yra skirtas vidutiniam matomumui, nes šita kvadratinis toksai ir ne yra, ir kitas lenktas. Tai tas kvadratinis visibility settings yra užstatytas medium, o tas tikras jau skerspjūvis visibility settings yra užstatytas fine. Tai jeigu, pavyzdžiui, ankstesnėse negu paskutiniai 25 metų laidoj ištrinčiau šitą profilį, kuris skirtas vidutiniam detalumo lygiui ir užkraučiau į projektą, ištrinsim čia matmenis, nesimato prie vidutinio lygio, galim persijungti fine, bet iškart matysite iš tikrųjų, kad sijos masė pasikeitė 9222. Tai tas ir atitinka, vienu žodžiu, tikrąją masę, ne 1 metrą, nominalų svorį tiesinio metro. Tai tokie niuansai, žiūrėkit, su kuria Revito versija dirbat, nes ir kokia šeima, kaip jinai padaryta, nes tarkim ta masė, jeigu aš grąžinsiu tą šeimą, jinai yra, sakau, apie 3,5% šiuo atveju didesnė.
o 25 paskutinė versijoje tai veikia maždaug taip. Tai va tokius reikia turėti omeny, kad length visą naudokite vietoj length ir su masė, žiūrėkit kaip modeliuojat, 25 paskutinėje laidoje paprasčiausiai galit modeliuoti ir naudoti tiesiog sijos masės skaičiavimo formulę, nes panašu, kad dabar jinai nebekreipia dėmesio į tūrį, kuris yra vidutinio detalumo lygyje, o iš karto paima teisingą tūrį. Bet visą laiką peržiūrėkit, kad nebūtų staigmenų ir tie procentai jūsų kiekių žiniaraščiuose nevaikščiotų. Tai tiek šiame video. Iki.